Abi komandos kiek pailsės ir prasidės 30 minučių pratęsimas, 2 kėliniai po 15 minučių, na, o po jų, jei įvartis nebus įmuštas. Antrasis numeris Darius Magdišauskas, trečiasis Egidijus Žukauskas, ketvirtasis Saulius Vilčiauskas, penktasis Tomas Kančelskis, šeštasis Vitalijus Danilčinas, septintasis Nerijus Gudaitis komandos kapitonas, aštuntasis numeris Gintaras Juodeikis, devintasis Rolandas Vainykis, dešimtasis Vidas Dončinka ir 11-asis Žalgiris atakuoja, labai pavojinga situacija. Maciulevičius smūgiavo į vartus, smūgiavo krisdamas ir šį tik nepataikė ir 11-asis Romar komandos numeris Remigijus Pocius. Nugalėtojo varžovas paaiškės rytoj po rungtynių Panevėžyje, kai ekranas sužais su Vilniaus Paneriu pirmasis rungtynės Vilniuje. Vienas nužar prieš Aurelijus Karbalius labai aktyviai žaidžia šiandien. Šis futbolininkas perdavimas Dariui Maciulevičiui ir šis neskuba mažikiečiai. Na ir aikštę išbėga Gediminas Kontautas. Beje, įdomu, kad Gediminas Kontautas iki praėjusio sezono pabaigos žaidė Vilniaus Žalgirio BSV klube. Tačiau kol kas per pratęsimą suklysta Darius Magdišauskas ir Eimantas Poderis veržiasi kairiuoju kraštu. Perdavimas ir Darius Magdišauskas ištaiso savo klaidą. Eimantą Poderį matote savo ekranuose. Jau sakiau, kad pirmose rungtynėse Mažeikiuose jis neišnaudoja bene dėkingiausios progos Žalgiriui pasižymėti. Na, dabar teisėjas Švilpukas skelbė, jog pirmasis kėlinukas baigėsi. Vidas Dončinka. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir Gintaras Rimkus nepataiko vis dėlto į vartus. Gynėjo pozicijoje Lietuvos čempionate sugebėjo pasižymėti 3 kartus. Dončinka. Veržiasi vienas, veržiasi kol kas gana sėkmingai. Na ir ten Andrius Tereškinas taip mostelėjo ranka, galbūt netyčia užkliudė Saulių Vilčiauską. Na, dabar Darius Maciulevičius veržiasi ir Gintaras Rimkus viduriai, smūgis į vartus ir Virptas! Virptas sutrukdė Dariui Maciulevičiui įmušti antrą įvartį šios dienos rungtynėse, antrą įvartį išvis ir antrą savo įvartį. Kągi šįsyk apvaizda buvo svečių pusėje. Praleido mažikiečiai kontrataką. Rolandas Vainykis išspiria kamuolį už šoninės linijos. Matyt, taip traumuotas Dainius Šiliauskas. Vienas Žalgirio futbolininkų nematote, kaip Darius Maciulevičius smūgiavo į artimai Dariaus Dildos ginamų vartų kampą. Na, Dainių Šiliauską atrodo Žalgirio treneriai keis. Na ir dar viena, galbūt netgi paskutinė Žalgirio ataka, nes laiko tikrai liko nedaug. Taip. Teisėjas Švilpukas iškeltas į viršų Gerco Žako rankos. Fiksuoja Žalgirio pergalę 1-0. Na, o dabar šių rungtynių desertas. 11 metrų baudiniai. Vilniuje pasižymėjo Darius Maciulevičius. Saulius Vilčiauskas jūsų ekranuose, Nerijus Gudaitis. Įdomu, ar smūgios 11 metrų baudinį Nerijus Gudaitis, nes jis 6 kartus nuo 11 metrų atžymos čempionate, šių metų Lietuvos čempionate smūgiavo tiksliai. Na, paskutiniuose 2 turuose klydo, neįmušė į Panerio ir į Sirijaus vartus. Psichologiškai žaidėjui gali būti labai sunku. Ir taip, smūgiuojama bus į dešiniuosius vartus, nes šoninis teisėjas Robertas Bartašiūnas būtent ten nusinešė kamuolį ir ten pasileido padavinėjantis kamuolius vaikai. Taigi skaitykime kol kas, kad rezultatas